Sveiki, esu Gabrielė ir šiandien jums pristatysiu, kaip reikėtų užsipildyti augalų apsaugos produktų naudojimo skaitos žurnalą. Tai pasidalinsiu ekranu ir pasakykite, ar mane girdit. Taip, girdim. Dėkui. Tai pradėdama norėčiau priminti, kad dabar galima pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo skaitos žurnalą pasirinktu būdu. Tai popierinis formatas, elektroninis formatas arba per PPI-są. Tai šiandien parodysiu, kaip užsipildyti per PPI-są. Ir taip pat norėčiau priminti, kad nebėra sąlygų pagal plotą, kaip buvo praeitais metais. Dabar yra bendrai pildoma iki gruodžio 1 dienos nepriklausomai nuo turbo ploto. Taigi, prisijungus prie PPI, tai pasėliai.svis.lt, reikės panaudoti savo prisijungimo duomenis, jeigu esate seniūnijos arba savivaldybės darbuotojas arba per elektroninės valdžios vartus. Kai prisijungsite, čia bus meniu juosta, tai pasirinkite žurnalai, pildyti peržiūrėti žurnalus. Kai jums prisijungs, jums bus pateikti 2 žurnalų pasirinkimai, tai pasirinkite augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas. Tai čia vienas iš būdų, kaip prisijungti. Dar paminėsiu 2. Tai jeigu, tarkim, kažką tai atlikinėjate paraiškoje, pavyzdžiui, tai galite nueiti į kitą ir pasirinkti žurnalai ir pildami žurnalai, paspausti taip ir vėl pasirinkti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą. Taip pat galima susirasti paslaugą per elektroninės valdžios vartus, tai jums tiesiog reikėtų paieškoje nurodyti augalų apsaugos produktų žurnalas. Jums paspaudus užsakyti, taip pat prisijungsite per elektroninės valdžios vartus ir pateiks tą patį aktualių žurnalų sąrašą, kai pasirinksite augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas. Taigi, kai kuriems reikės įvesti šioje vietoje asmens arba valdos kodą, kai kuriems šita vieta bus jau užpildyta ir nieko nereikės įvesti, bet reikia. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad vaizduosiu viską testinėje platformoje, ne gamyboje. Tai joje yra šiokių tokių pakeitimų, kurie bus įdiegti artimiausiu metu. Tai juos pristatysiu ir supažindinsiu. Tai irgi atkreipsiu pristatymo metu, kurios tai vietos bus ir panašiai. Tai prisijungus, nėra jokių įrašų, tai užsipildysim. Noriu taip pat atkreipti į šiuos 2 pranešimus dėmesį. Tai jeigu jums jie trukdo, tai šioje vietoje galite juos išsijungti. Jie įsijungia, bet jie įsijungia tam tai akimirkai. Tai reiškia, kad kai vėl prisijungsite prie žurnalų, jie vėl atsiras, tai galėsite juos pasišalinti. Taip pat galite susimažinti mastelį ekrano, kad būtų patogiau dirbti prie kompiuterio. Tai norint įvesti augalų apsaugos produktų žurnale įrašus, yra 3 pasirinkimai. Tai juos bendrai galite pamatyti paspaudus šį mygtuką, tai įvesti naują kitą objektą. Jeigu tai yra tie objektai arba laukai ar kiti objektai, kuriuose buvo panaudoti augalų apsaugos produktai, bet tai nėra jūsų deklaruoti laukai. Taip pat, pavyzdžiui, beicavimas irgi per šį pasirinkimą yra užpildomas ir būtent per šį pasirinkimą yra daugiausiai padaryta atnaujinimų, kurias po akimirkos pristatysiu. Taip pat yra vienas iš pasirinkimų įsikelti deklaruotų laukų duomenis. Tai
Paskutinių metų deklaruoti laukai bus čia pateikti. Tai tarkim, jeigu šiais metais nebūtumėte teikę paraiškos ar nebūtumėte deklaravę laukų, tai jums būtų pateikę praeitų metų duomenys. Ir taip toliau. Tai kada buvo paskutinį kartą deklaruoti laukai, tie duomenys čia ir yra pateikiami su šituo pasirinkimu. Ir tada įsikelti augalų apsaugos produktų apdorotus laukų duomenis, tai čia yra registruoti pareiškimai ir juos galite įsikelti per šį pasirinkimą. Bet viską pristatysiu iš eilės, tai įvesti naują kitą objektą, tai jį pasirinkus reikia nurodyti vietos informaciją. Tai šioje vietoje iš klasifikatoriaus yra pasirenkamos reikšmės. Tai mano demonstravimas yra labiau pavyzdinis, tai jis gali neturėti tam tikros logikos. Tai tiesiog kaip demonstracija pateikia. Tai pagrindinė informacija yra savivaldybės seniūnija gyvenvietė, gatvė, kaip šiuo metu, kaip šiuo pavyzdžiu, nėra pateikiama, tai jos galime nepildyti. Jeigu yra kažkoks namo numeris ir panašiai šalia kažkokio, tarkim, lauko ar pastato, kuris yra apdorojamas, tai galima irgi čia nurodyti, bet šitas laukas irgi nėra privalomas. Turime kadastrinio sklypo ar kitą vietą identifikuojantis numeris. Šis laukas nuo būsimo diegimo yra jau privalomas ir reikia jį nurodyti. Tai nurodyti arba kadastrinio sklypo numerį, arba kitą identifikuojantį vietą numerį. Tai jeigu, tarkim, šiuo pavyzdžiu norėčiau pademonstruoti, kaip reikėtų užsipildyti beicuotą sėklos beicavimą, tai aš žinau sandėlio numerį ir aš jį, tarkim, nurodau 52. Dabar, jeigu pasijungtumėte žurnalą, tai matytumėte, kad vietoj šių dviejų eilučių būtų nurodytas kaip objekto pavadinimas, kur paspaudus iškristų klasifikatorius su pasirinktais objektais. Tai laukas ir dar kažkokios kelios reikšmės. Tai dabar yra padaryta taip, kad būtų nurodyta naudojimo rūšis. Tai ar tai yra paviršiaus ploto apdorojimas, uždarų plotų apdorojimas, apdorojimas juose ir sėklų ar daugiamosios ar augalų dauginamosios medžiagos apdorojimas. Tai pasirinkus vieną iš šių, tai tarkim, aš apdorosiu sėklas augalų apsaugos produktais, man šioje vietoje, kur apdorojama, yra atitinkamos reikšmės pateikiamos. Tai tarkim, sėklų apdorojimas arba augalų dauginamosios medžiagos apdorojimas. Tai kadangi apdoroju sėklą, nurodau kaip po sėklų apdorojimas. Jeigu būtumėt pasirinkę šioje vietoje paviršiaus ploto apdorojimas ir būtų nurodytas žemės ūkio laukai, arba kaip mano atveju sėklų dauginamosios sėklų apdorojimas, tai šioje vietoje, kai yra nacionalinis žemės ūkio naudmenos kodas, reikėtų nurodyti, kokia tai yra naudmena arba kokia tai yra sėkla, kieno. Tai mano atveju, tarkim, bus bulvės, pasirenku. Šioje vietoje, kur yra pavadinimas, tai laukelis nėra privalomas, bet kaip ir PPIse jūs galite įvardinti lauko objekto ar kažkokio kito dalyko pavadinimą, tiesiog, kad būtų lengviau atrasti įrašą tarp kitų žurnalų įrašų. Kaip ir sakiau, nėra privaloma, bet galite įsivardinti ir taip lengviau susirasite būtent, tarkim, šį įrašą tarp visų žurnalo įrašų, kuriuos vėliau įvestumėte. Tai, tarkim, pasaulis. Šioje vietoje, užpildžius vietos informaciją, yra pereinama prie augalų apsaugos produktų informacijos. Tai šioje vietoje, viršutinėje eilutėje, galima nurodyti iki 10 augalų apsaugos produktų, kurie buvo apdoroti tuo konkrečiu laikotarpiu arba tuo konkrečiu beicavimu šiuo pavyzdžiu.
Tai ką reikia padaryti, tai pasirinkti iš sąrašo kažkokį augalų apsaugos produktą. Tarkim, pasirenku, man automatiškai yra nurodomas autorizacijos numeris arba kitaip registracijos numeris. Čia nieko pildyti nereikia, jis automatiškai pagal pasirinktą augalų apsaugos produktą nusirodo šioje vietoje. Nurodau bendrą panaudotą kiekį, tai tarkim būtų 50 minų. Nurodau, kokie tai yra vienetai. Nurodau litrus ir pridėti. Jeigu nepaspausite šio mygtuko, tai jums augalų apsaugos produktas neprisidės ir jums išmes klaidą ir negalėsite pridėti kitų augalų apsaugos produktų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad šioje vietoje yra pateikiamas visas mūsų turimas augalų apsaugos produktų sąrašas ir jeigu būtų toks atvejis, kad kažkokio augalų apsaugos produkto nerandate, pasirenkate kitas ir šioje vietoje, kur atsiranda nauja eilutė, įrašote tą augalų apsaugos produktą, kuris buvo panaudotas. Šioje vietoje, kaip ir prieš tai minėjau, nereikia nieko įrašyti, nes automatiškai duomenų bazės užsipildo ir kadangi tas jūsų produktas mūsų duomenų bazėje kaip ir šiuo metu nėra, tai šioje vietoje nėra jokios reikšmės. Taip pat gali būti tokių atvejų, kad kai įsikelsite augalų apsaugos produktą, šioje vietoje nebus užpildyta reikšmė. Tai reiškia, kad tiesiog duomenų bazėje tos reikšmės nėra ir dėl to ji nėra pateikiama. Tai tiek. Irgi nurodome kiekį, pasirenkame vienetus ir pridedame. Jeigu būtų toks atvejis, kad, tarkim, pastebėjote, jog neteisingai suvedėt kažkokius tai rodiklius, tai galite paredaguoti, paspaudus šį mygtuką, redaguoti įrašą ir galėsite paredaguoti kiekį ir vienetus. Galime įrašyti kelis skaičius po kablelį, nurodyti vienetus ir išsaugoti. Jeigu, tarkim, kažką tai paredaguojate ir norėtumėte grąžinti į pradinę reikšmę, tai paspaudžiate šį mygtuką, atšaukti redagavimą ir jums grįžta jūsų praeita reikšmė, kurią įvedėte. Jeigu kažkoks augalų apsaugos produktas buvo įtrauktas irgi netyčia, tai galite jį pašalinti irgi į sąrašą, paspaudus trinti mygtuką. Tai tokiu būdu bendrai galite prisidėti į šią liniją eilutę iki 10 skirtingų augalų apsaugos produktų iš šio sąrašo arba prisidedant savo augalų apsaugos produktus. Pereinant prie užpildžius šią vietą, tai yra pereinama prie bendrai informacijos, kas yra apdorojama augalų apsaugos produktais. Tai šioje vietoje, kad žinoti tiksliai, ką reikia užsipildyti, tiksliau kokius vienetus, tai čia, kur yra informacinis pranešimas, yra nurodoma, kad jeigu yra laukas purkštimas, tai tada turėtų būti nurodytas plotas. Jeigu tai yra beizuojama sėkla, tai turi būti nurodytas jos kiekis, o jeigu tai yra šiltnamis ar kitas objektas, turi būti nurodytas jo tūris. Taip pat galite tiesiog galbūt kaip pagalbinis arba kažkiek galėtų pagelbėti, tai plotai yra nurodomi štai šioje vietoje, visi pasirinkimai su plotais, uždarosios patalpos yra nurodomos turis ir sėklų beicavimas sudeginamosios medžiagos apdorojimas yra nurodomas kiekis. Tai kadangi pas mane yra sėklos apdorojimas arba sėklų beicavimas, aš turėčiau nurodyti, kiek turėjau bulvių, kurias aš apdorojau augalų apsaugos produktais prieš sėją. Tai nurodau, kad tai yra 0,5 tonos. Pasipildžius šią informaciją, pereiname prie laikotarpio nurodymų. Tai irgi galite pasitikslinti, į kurį sezoną patenka jūsų
Sėklos apdorojimas, tai jeigu yra nuo gruodžio 1 iki Liepos 1, tai bus pavasario sezonas, jeigu nuo Liepos 1 iki gruodžio 1, tai yra rudens sezonas. Tai aš pasirinksiu, kad tai yra pavasaris ir tarkim apdorojau gegužės 15 dieną. Šie laikotarpiai atitinkamai gali skirtis, bet pas mane jie buvo tapatus. Užsipildžius šią informaciją galima pereiti prie pastabos. Pastabos informacija nėra būtina užpildyti. Galite patikslinti, kad tai, tarkim, yra beicavimas, bet nėra būtina. Šiuo atveju užpildysiu. Užpildžius visą informaciją paspaudžiam patvirtinti ir mums suformuoja pirmąjį įrašą žurnale. Nurodomas laukų pavadinimas arba pavadinimas, kurio aš suteikiau, kokia tai yra naudmena, tai taip pat adresas, kur yra tas, tarkim, sandėlys, kuriame buvo apdorotos bulvės, augalų apsaugos produktas, jeigu būtų keli įvardinti, tai čia visi jie būtų ir įvardinti eilute, taip pat kiek panaudojau, koks buvo sėklos kiekis, laikotarpis ir pastaba, kuri kaip ir nėra privaloma. Taip pat pas mus jau žurnalo įrašo formavimas atsiranda viršuje, tai paspaudžiame šioje vietoje pliusiuką ir aš dabar parodysiu, kaip reikėtų užsipildyti augalų apsaugos produktų žurnalą, kai yra įsikeliami duomenys iš deklaruotų laukų. Kaip ir minėjau, tai yra paskutinio deklaravimo duomenys. Tai, tarkim, šiais metais žmogus buvo deklaravęs, tai čia yra šių metų deklaruoti laukai. Norint suformuoti įrašą iš deklaruotų laukų ir norint atrasti tam tikrus laukus, galite panaudoti šioje vietoje viršuje esančius stulpelių pavadinimus ir juos išrikiuoti. Tai tarkim, pagal kažkas numerį išrikiuoja nuo mažiausiai iki didžiausio, jeigu dar kartą paspausčiau iš kažkur tai griovių, kaip raidinių reikšmių ir irgi nuo didžiausio iki mažiausio. Taip pat čia nuo mažiausio iki didžiausio, iš didžiausio iki mažiausio. Taip pat galiu panaudoti greitąją paiešką ir susirasti tam tikrus laukus, kuriems norėčiau užsipildyti, suformuoti įrašą ir užsipildyti žurnalą. Galiu įvesti tik dalį reikšmės, tai tarkim 15 ir čia man suranda reikšmės, kur atitinka 15, arba galiu įrašyti, pavyzdžiui, naudmeną ir man išrūšiuoja tik tas reikšmės, kurios atitinka. Galiu pasižymėti vieną lauką arba kelis laukus, tarkim pasižymėjau kelis laukus ir atsiranda veiksmai stulpelyje redagavimo įrankis. Tai jį paspaudus aš galiu pasikeisti naudmeną ir galiu pakeisti plotą. Naudmena yra keičiama ir plotas, informacija yra keičiama tik tais tai akimirkai. Tai reiškia, kad jeigu aš šio įrašo formavimo metu pakeisiu iš vasarinių kviečių į žieminius kviečius, išsaugosiu, tarkim, čia padarysiu tą patį, man naudmena pasikeičia tik tais šio įrašo formavimo akimirkai. Kai aš vėl prisijungsiu, man šie du laukai vėl taps vasariniais kviečiais. Tai pasirinkus laukus, jeigu reikia paredagavus jų naudmeną ir plotą, aš pereinu į augalų apsaugos produktų nurodymų eilutę. Ir kaip ir prieš tai, čia yra nurodomas, galima nurodyti iki 10 augalų apsaugos produktų, kurie buvo naudojami to purškimo laikotarpiu. Tai gali būti, tarkim, mišinys, iš kurio buvo sudaryti. Augalų apsaugos produktai, iš kurių buvo sudarytas mišinys. Tai
nereikia įvedinėti kiekvieną kartą vis po vieną augalų apsaugos produktą, tiesiog nurodyti visą bendrą mišinio elementus, augalų apsaugos produktus ir jie jums bus pateikti. Tai kaip prieš tai pavyzdyje augalų apsaugos produktų sąrašas buvo pilnas, šiuo atveju mes turime tiktais dalinį augalų apsaugos produktų sąrašą, nes mes atrenkame pagal pasirinktą naudmeną. Tai jeigu, tarkim, būtų šiuo atveju yra žieminiai kviečiai, tai man atrenka visus augalų apsaugos produktus, kuriuos aš kaip ir galiu naudoti žieminiams kviečiams. Jeigu būtų pasirinktos, tarkim, bulvės, tai būtų tik tais nurodyti tie augalų apsaugos produktai, kurie kaip ir galimi naudoti bulvėms. Tai vėl pasirenku iš sąrašo, man automatiškai užsipildo registracijos numeris, nurodau bendrą panaudotą augalų apsaugos produktų kiekį abiem laukams, kuriems aš pažymėjau, tarkim 50, nurodau vienetus, man automatiškai apskaičiuoja, kiek mano tas bendras kiekis buvo panaudotas į 1 hektarą, tai tarkim turim reikšmę ir paspaudžiu pridėti. Jeigu šiame sąraše, kur yra atrinkti pagal naudmeną, nėra tam tikrų augalų apsaugos produktų, galite pasirinkti, uždėjus čia varnelę, galite pamatyti pilną augalų apsaugos produktų sąrašą. Tai čia bus jau patikimas jau pilnas augalų apsaugos produktų sąrašas. Atrandate kažkurį, kurį naudojate, pasirenkate, nurodote vienetus ir pridedate. Kaip ir buvau minėjus prieš tai, jeigu ir pasirinkus pilną augalų apsaugos produktų sąrašą, nerandate tam tikro augalų apsaugos produkto, pasirenkate kitas ir galite šioje vietoje nurodyti augalų apsaugos produktą, kuris buvo panaudotas. Nurodote kiekį, vienetus ir pridedate. Taip pat galite paredaguoti arba pašalinti kažkokį augalų apsaugos produktą, kurį buvo panaudojama. Pašalinu, nereikia, redaguoju. Ir taip galite prisidėti iki 10 augalų apsaugos produktų. Pasipildžius šią vietą yra pereinama į sezoną. Vėlgi, atitinkamai, jeigu yra nuo gruodžio 1 iki Liepos 1 yra pavasario sezonas, jeigu yra nuo Liepos 1 iki gruodžio 1 yra rudens sezonas. Tai, tarkim, bus rudens sezonas ir apdorojau rugsėjo pradžiai. Vėlgi, galima nurodyti pastabą, bet tai nėra privaloma. Spaudžiu kelti ir man suformuoja 2 įrašus. Čia 2 įrašai su žieminiais kviečiais. Kaip ir buvau prieš tai pakeitus iš vasarinių kviečių į žieminius kviečius naudmeną. Taip pat yra nurodomi tie 2 pasirinkti mano augalų apsaugos produktai. Atitinkamai paskaičiuojama, kiekis būtent konkrečiam laukui iš mano nurodyto bendro, atitinkamai pagal plotą. Taip pat pradžia pabaiga, būtų pastaba, būtų nurodyta pastaba. Tai taip yra užpildomas suformuojami įrašai augalų apsaugos produkte naudojant deklaruotų laukų duomenis. Tai aptariam, kaip įsivesti naują kitą objektą, tai su veisavimo pavyzdžiu, kaip įsikelti, suformuoti įrašus į žurnalą naudojant deklaruotus duomenis. Įsikelti augalų apsaugos produktais apdorotus laukų duomenis, tai kaip jau minėjau, tai čia yra registruoti purškimai. Tai dabar šiek tiek apie juos. Tai vėlgi, prisijungus mums bus šioje vietoje purškimų registravimas
Tai dabar yra nuo šių metų veicuotos sėklos nereikia, kai yra sėjamas laukas veicuota sėkla, tai purškimai sėja nėra registruojama, tiktais beliko purškimai. Tai šioje vietoje pasirinkus paieška ir jums reikės nurodyti asmens kodą. Taip pat, kaip ir prieš tai, jeigu kažkur tai kažką tai veikiate ir norėtumėt pereiti prie purškimų, galima pasirinkti kitą papildomai purškimų registravimus. Taip. Ir persėti vėl į tą patį langą. Taip pat ir per elektroninės valdžios vartus galite susirasti paslaugą, rašydami bičių laikytojų informavimas apie augalų apsaugos produktų naudojimą. Pasirinkus, paspaustumėte užsakyti ir jums vėl atsidarytų tas pats langas, prisijungus per elektroninės valdžios vartus. Galėtumėte įsijungti mikrofoną. Gerai, tai čia vietoje nurodom asmens arba įmonės kodą. Prisijungus bus purškimai. Kadangi čia jau buvo registruoti purškimai, tai mes turime sąrašą, bet purškimus galima įsikelti arba įsibraižyti. Tai įsikelimas yra iš deklaruotų laukų, tai šioje vietoje yra įrankis įsikelti deklaruotus laukus. Tai jeigu jį pasirinkus, mums pateikia šią lentelę. Prieš tai turėjome galimybę pasirinkti tiktais po vieną lauką, dabar galima pasirinkti kelis laukus. Norint atrasti konkretų lauką, galima pasirinkti, paspaudus ant paveiksliuko mums pateikia lauko konfiguraciją. Galime peržiūrėti laukus, kuriuos norime įsikelti. Galime taip pat juos išfiltruoti pagal kažkokį KŽS numerį, lauko numerį, pavadinimą, naudmeną ar plotą. Plotą galima nurodyti rėžiu ir mums bus nurodyti tik tiek laukai, kurie patenka į tą mūsų nurodytą rėžį. Tarkim, pasirinksiu vasarinius kviečius. Tai, tarkim, būčiau prisidėjus visus, tai jeigu noriu visus prisidėti, tai paspaudžiu šioje visi. Jeigu norėčiau pašalinti visus, šioje vietoje pašalinti. Tai taip pat, jeigu aš prisidedu laukus, bet žinau, kad kai kurių aš nepurkšiu, bet ne visus, o tik kažkokius tai konkrečius galiu pažymėti šioje vietoje. Taip pat pasirinktiems laukams, jeigu pasikeitė naudmena, jeigu tai yra vienas laukas, tai galiu pakeisti tam vienam laukui naudmeną. Jeigu tai būčiau pasirinkus kelis laukus, tada pakeičiau visiems pasirinktiems laukams naudmeną, tai naudmena keičiasi štai šioje vietoje. Tarkim, bus žieminiai kviečiai, tai aš čia yra nurodyti vasariniai kviečiai, bet aš juos pakeisiu į žieminius. Tarkim, registruosiu purškimą, kuris vyks mano jau pakeistai naudmenai. Tai užpildžius šią vietą neprivalomai, bet pasirinkus laukus, jeigu reikia, nurodžius arba patikslinus naudmeną, yra perėjama prie augalų apsaugos produktų patikslinimo. Tai šioje vietoje galime nurodyti tais 3 augalų apsaugos produktus. Pirmasis yra privalomas, kiti 2 yra neprivalomi. Tai yra pateikiamas pilnas augalų apsaugos produktų sąrašus, neatrenkant pagal naudmeną.
tai pasirenku augalų apsaugos produktą iš sąrašo. Jeigu reikia, pasirenku dar vieną. Jeigu reikia, pasirenku trečią. Jeigu, tarkim, nerandate kažkokio konkretaus augalų apsaugos produkto, naudojant paiešką, pavyzdžiui, tai aš rekomenduočiau pasitikrinti, ar tas augalų apsaugos produktas yra galimas vis dar naudoti. Tai pasitikrinti galite nuėjus į VATIS. VATIS tai yra augalininkystės tarnybos sistema. Ir čia bus augalų apsaugos produktai, APP sąrašas. Ir šioje vietoje galite, tarkim, suvesti augalų apsaugos produkto pavadinimą arba kitą informaciją, kurią žinot, ir paspausti paiešką. Ir šioje vietoje jums bus tada nurodyta, ar jis dar galimas naudoti, iki kada, į kada prekiauti ir panašiai. Tai jeigu pas mus sąraše nerandate kažkokio augalų apsaugos produkto, tai galimai šitos datos jau yra ankstesnės negu kad dabar pildote augalų apsaugos produktų sąrašą ir jo kaip ir naudoti nebegalima. Tai čia trumpai apie VATIS. Tai užsipildžius šią vietą yra pereinama prie purškimo laikotarpio. Tai nuo kada iki kada yra purškiama augalų apsaugos produktais. Tai norėčiau atkreipti dėmesį į įsakymą, kurio numeris yra 3D564. Ir 59 punktu yra nurodyta, kad pradžios ir pabaigos laikotarpis turi būti neilgesnis, gali būti neilgesnis negu 2 savaitės. Tai reiškia, aš galiu nepertraukiamai nurodyti 14 dienų. Turėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kadangi nurodėte ilgesnį laikotarpį, gali su jums susisiekti bidininkai, tiesiog pasitikslinti tam tikras detalės dėl purškimo laikotarpio. Taip pat reikia užregistruoti purškimą ne vėliau kaip prieš 2 kalendorinės dienas. Tai akcentas turėtų būti labiau į 2 kalendorinės dienas registravimas, bet registruoti tas laikotarpis gali būti iki 2 savaičių. Tai tas, tai tarkim, aš galėčiau užregistruoti, kad purškimą pradedu nuo, tarkim, pirmadienio 9 iki spalio 6-4 ryto. Šioje vietoje, kur yra pastaba, ji irgi nėra privaloma, bet galite užsipildyti. Jeigu, tarkim, įsikeliant lauką negalima jo paredaguoti, tai siūlyčiau tada jį suplanuoti, tai paspaudžiant mygtuką planuoti. Tokiu atveju purškimas bus suplanuotas ir jis labiau pasižymėti savo, kad aš planuoju purškti šitą lauką. Jeigu lauko, tarkim, konfiguracijos nekeistumėte ir visa informacija, kurią patikėte, yra teisinga, konkreti ir žinote, kad tikrai puršite tam tikrų laikotarpių su tam tikrais augalų apsaugos produktais, tai tada galite registruoti purškimą. Registruojant jūs registravus purškimą, bitininkai yra informuojami, kad tas laukas bus purškiamas tuo ir tuo augalų apsaugos produktų tam tikrą laikotarpį. Tai, tarkim, suplanuosiu purškimą, tiesiog parodyti pavyzdžiui, tai turiu suplanuoti purškimą, kadangi aš nematau, kur tas purškimas yra, tai aš galiu paspausti ant jo, man priartina lauką. Aš galiu pakoreguoti lauko konfiguraciją, tai štai yra štai šitas mygtukas. Būtina pradžiai pažymėti lauką, tai tas laukas tiesiog tampa tamsesnis mėlynas
ir eilutė papilkuoja, tai jeigu aš paspausiu redagavimą, man yra pateikiami taškai. Dabar yra su taškais taip, kad aš jeigu judinu pilką tašką, man jis tiesiog pasijudina. Jeigu aš judinu baltą tašką, man jis tampa vėliau pilku ir kaip ir prisideda nauji taškai. Tai atitinkamai, kaip jums reikia pakoreguoti lauką, jeigu, tarkim, būtų pridėta labai daug taškų arba norėtumėt taškus ištrinti, trinami tik tais pilki taškai, balti taškai nėra trinami. Paspaudus dešiniu pelės klavišu ant pilko taško bus toks kaip mygtukas pašalinti, tai paspaudžiat ant jo ir tas taškas pasišalina. Vėl paspaudžiat jo, vėl paspaudžiat dešiniu pelės klavišu ant taško pilko ir pasišalina. Jeigu reikia pridėti, pradedat judinat su baltu tašku. Pakoregavus lauką, paspaudžiate vėl ant to pačio įrankio redaguoti lauką ir jūsų pasiklausia, ar tiesiog norite išsaugoti keitimus. Jeigu nenorite išsaugoti keitimų, tai galite paspausti X-iuką. Jeigu norite išsaugoti pakeitimus, išsaugoti pakeitimus ir jums atitinkamai pasikeičia plotas, kurį paredagavote. Tarkim, aš paredagavau lauko plotą ir noriu dabar registruoti purškimą. Tai aš galiu 2 kartus paspausti ant lauko arba ant eilutės. Taip pat galiu pasirinkus lauką nueiti į patamsintą juodą kvadratėlį ir man vis tiek išmės tą patį įrankį. Tai jeigu aš 2 kartus paspausiu ant lauko, man išmeta purškimo redagavimo langą. Kai yra purškimas redaguojamas, tai yra būsena redaguojama, aš galiu keisti naudmeną, augalų apsaugos produktus ir laiką, kurį esu pasirinkus. Taip pat ir plotą. Jeigu, tarkim, kažką tai paredaguočiau, pridėčiau naują augalų apsaugos produktą, tiesiog paspaudžiu išsaugoti ir man informacija išsaugo. Tai va, prisidėjo dar vienas augalų apsaugos produktas. Tai tarkim, registruoju purškimą, purškimas planuojamas, noriu pakeisti, kad būtų būsena purškimas registruotas. Tai sutikrinus, ar visa informacija, kuri yra pateikta, yra teisingai, paspaudžiu registruoti ir man purškimas yra registruotas. Tai šioje vietoje. Kaip ir minėjau, tas 14 dienų laikotarpis. Tai toks purškimas yra registruotas ir apie šį purškimą yra informuojami bitininkai, kad bus purškimas tuo ir tuo metu, būtent tas konkretus laukas. Jeigu norite pasitikslinti, ar laukas buvo registruotas, ar viskas yra tikslingai nurodyta, tai galite nueiti į Žemės ūkio duomenų centro svetainę. Čia apačioje yra žemėlapiai. Ir šioje vietoje yra purškimų peržiūra. Pasirinkus šį žemėlapį, susirasite pagal kažkokią vietą purškimo numerį. Tai va štai šitą numeriuką ar gražas numerį, tą lauką konkretų, kurį užregistravote ir jums priartins ir jis atsivaizduos tokia geltona spalva. Štai tokia geltona spalva. Ir matysite visą bendrą informaciją. Kadangi, kaip ir sakiau, naudoju testinę aplinką, tai jis nėra registruotas iš tikro, tai negaliu pademonstruoti to lauko, bet tokiu atveju galite tiesiog pasitikrinti, ar yra laukas su tokia gelsva spalva ir nurodyta informacija apie purškimą. Jeigu
manote, kad esate registravę pareiškimą, tai tada jis turėtų atsirasti. Galbūt, jeigu jis nėra atsiradęs, tai tada pasitikrinkite, ar tikrai pareiškimas yra registruotas, o gal būsena yra planuojama. Tai va, jeigu būtų toks atvejis, kad registruotą pareiškimą norite atšaukti, tarkim, dėl prastų oro sąlygų, tai vėlgi užregistruotas pareiškimas, galite du kartus paspausti ant lauko arba ant eilutės, jums atidaro pareiškimo redagavimo langas ir šioje vietoje yra atšaukimo priežastis. Tai jums reikėtų nurodyti atšaukimo priežastį. Prastos oro sąlygos. Ir tada paspausti atšaukti. Jums pateikia pranešimą, kad pareiškimas sėkmingai atšauktas ir šioje vietoje jau yra būsena raudona ir laukas yra nurodytas, kad laukas yra atšauktas. Tokiu atveju taip pat bitininkai bus informuoti, kad pareiškimas yra atšauktas ir jis nebebus vykdomas. Taip pat čia pastabos skiltyje yra nurodyta jūsų atšaukimo priežastis. Tai tiek trumpai apie bendrai registravimą. Tai tikrai noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu pareiškimas yra planuojamas, tai bitininkai nėra informuojami ir visa informacija tiek lauko koregavimas yra galimas. Jeigu pareiškimas yra registruotas, bitininkai yra informuojami ir taip pat galima patikrinti žemėlapyje, ar jis tikrai yra registruotas. Kaip ir sakiau, turės būti geltonai nuspalvintas laukas su nurodyta informacija. Taip pat ar galimas yra redagavimas, tai kol neįvyko pats pareiškimas, galima paredaguoti augalų apsaugos produktus. Taip labai panašiai kaip ir su pareiškimas planuojamas, tai reikėtų nurodyti tiesiog keisti augalų apsaugos produktus ir paspausti, kad pakeitimai yra išsaugoti ir taip jums išsaugos nauji augalų apsaugos produktai ir apie tą pasikeitimą taip pat bus informuoti bitininkai. Ir kai pareiškimas yra atšauktas, tai vėlgi galite pasitikrinti, ar žemėlapyje tas laukas dingo, jeigu jis buvo atšauktas, ir taip pat apie tą atšaukimą bitininkai yra informuoti. Ir pats atšaukimo procesas gali būti, laukas gali būti atšauktas dar neįvykus pareiškimui arba jeigu jis dar vyksta. Kai yra pareiškimas pasibaigęs, jo atšaukti jau nebegalima. Jis tiesiog yra interpretuojamas kaip įvykęs. Tai, kaip ir paminėta, galima paredaguoti būseną, tai iš registruoto pakeisti į atšauktą ir bendrai niekas nėra keičiama. Tai lauko ploto konfiguracijos negalite keisti ar augalų apsaugos produktų. Tai čia taip trumpai užtvirtinant ir pereinant atgal į žurnalą, tai šioje vietoje galėsite įsikelti tik tais tuos laukus, kurie buvo registruoti. Tai reiškia, pareiškimas registruotas ir jis buvo įvykęs arba skaitosi kaip įvykęs. Tai paspaudus šį pasirinkimą bus pateikiami tik tais tie pareiškimai, kurie būtent turėjo tą būseną. Tai taip pat tie būsimi, kurie dar nėra įvykę arba bus vykdomi. Tačiau jų, kurie dar nėra įvykę, nebus galima pasirinkti, nes jie dar nėra įvykę. Tai bendrai iš šio viso pasirinkimo ir bendrai žurnalas yra pildomas tik tais tiems, negalima pildyti į priekį, viskas yra pildoma atbuline tvarka, atbuline data. Tai aš galiu pildyti tai, kas buvo praeity, kas buvo tikrai įvykę. Tai, tarkim, galiu pasirinkti vieną arba kelis laukus, bet tie laukai tada turėtų sutapti jų augalų apsaugos produktai. Kadangi aš užregistravau pareiškimą su 3 augalų apsaugos produktais, man
juos ir pateikia registracijos numerį, tai man belieka tiktais nurodyti, kokį kiekį aš panaudojau ir vienetus. Tarkim. Nurodžius man atitinkamai yra paskaičiuojama, kiek į 1 hektarą mano bendras panaudotas kiekis yra. Užpildžius šią informaciją aš pereinu prie sezono, atitinkamai pagal laikotarpį, į kurį įeina, turėčiau nurodyti, koks tai yra sezonas, kadangi buvo purkšta rugsėjo mėnesį, tai čia jau skaitosi rudens sezonas. Pasirinkus galiu nurodyti pastabą, bet ji nėra privaloma kelti ir man įsikelia laukas iš mano to purškimo su tais 3 augalų apsaugos produktais, kuriuos nurodžiau ir kiek. Jeigu būtų toks atvejis, tarkim, kad panaudojate daugiau augalų apsaugos produktų, negu leido ir įvesti registruojant purškimą, tai galite pasirinkti šį redagavimo įrankį, kuris yra pačiam gale lentelės. Pasirinkus jums pateiks redagavimo langą, tai šioje vietoje jau prie tų 3 įvestų galite dar papildyti, tarkim, 4 augalų apsaugos produktų, kurį panaudojate, bet jums neišėjo įvesti. Tai prisidėti, tarkim, visa kita informacija atitinka, paspaudžiu patvirtinti ir mums prisideda dar 4 augalų apsaugos produktas. Tai atitinkamai galima redaguoti ir kitą informaciją. Tai aš galiu nurodyti, patikslinti, tarkim, augalų apsaugos augalo pavadinimą, žemės ūkio naudmenų galiu patikslinti, jeigu buvo netikslingai nurodyti, kaip ir minėjau, papildyti arba patikslinti panaudotus augalų apsaugos produktus, taip pat apdorotą plotą, sezoną, laikotarpį. Ir šioje vietoje mes turime derliaus nuėmimo datą. Tai derliaus nuėmimo data turi būti nurodoma po derliaus nuėmimo, būtent per tą redagavimo įrankį, jeigu norim nurodyti konkrečiam laukui. Jeigu laukas buvo purkštas kelis kartus, tai turėtume nurodyti tą pačią datą tiems keliems purškimams, kurie buvo atlikti tam konkrečiam laukui. Tai derliaus nuėmimo data gali būti nurodoma per kalendorių, tarkim, rugsėjo 11, nurodau ir paspaudžiu patvirtinti ir man užsipildo štai ši vieta, kur yra derliaus nuėmimo pradžios data. Kaip ir minėjau, kad jeigu būtų toks atvejis, kad būtų daug įrašų ir vienas tam tikras laukas būtų purškiamas kelis kartus, tai taip pat yra čia naujas įrankis kaip derliaus nuėmimas keliems laukams. Tai šioje vietoje būtų nurodyti visi jūsų žurnalo įrašai. Tai jeigu norėtumėt atrasti kažkokį konkretų lauką, kuriam buvo nuėmę derlių, kuriam buvo nuėmę derlių ir jį greičiau atrasti, tai galite naudoti lauko atpažinimo numerį arba kontrolinio žemės sklypo, tai yra KŽS numerį. Tai jums tiesiog bus išteikuoti didėjimo mažėjimo tvarka arba naudoti greitąją paiešką konkrečiam laukui susirasti. Tai jeigu, tarkim, būtumėt įvedę laukus per naujas kitas objektas, tai jam būtumėt suteikę pavadinimą, tai galėtumėt susirasti, tarkim, Saulės objektą, pavyzdžiui. Tai susiradus laukus, juos galite pažymėti štai šioje vietoje ir nurodyti tada bendrą derliaus nuėmimo datą. Tai įsivaizduokim, kad čia buvo vienas tas pats laukas ir buvo atlikti 4 purškimai. Aš tuos visus tą vieną lauką su visais purškimo duomenimis pasižymiu. Šioje vietoje nurodau, kada buvo derlius nuimtas ir man automatiškai šioje vietoje
nusistato derliaus nuėmimo data. Kadangi šioje vietoje aš kaip ir buvau nurodžius prieš tai derliaus nuėmimo datą, tai jeigu aš, tarkim, atžymėsiu ir šioje vietoje ištrinsiu, tai pas mane tiesiog liks ta pirminė derliaus nuėmimo data. Taip pat derliaus nuėmimo data, jeigu tai yra, tarkim, pavieniai atvejai, galime nurodyti ir iš karto ir šioje eilutėje, tiesiog rankiniu būdu, tarkim, tai tiek mano pažymėti laukai įgaus tą nurodytą mano derliaus nuėmimo datą, tiek čia tiesiogiai į eilutę nurodžius derliaus nuėmimo datą taip pat bus pateikiama. Tai jeigu derliaus nuėmimo datos skirsis, tai jos vis tiek įsikels. Kaip pavyzdys. Tai va, čia buvo tas mano įrašytas ranka ir štai šie 3 yra mano įvesti su pasirinktais laukais. Kadangi čia yra sandėlys, tai derliaus nuėmimo datos nereikia, tai galiu koreguoti, patvirtinti ir ji dingsta. Taip pat įgalinus kažkiek tai sezoną, dabar galima atsisiųsti purškimus, tai bendrai visus, tai visi šitie įrašai bus suformuoti kaip vienas įrašas, vienas dokumentas, taip pat atitinkamai pagal sezoną. Yra pavasario sezono purškimai ir rudens sezono purškimai, tai jeigu, tarkim, atsisiųstumėt, tiesiog būtų čia nurodytas sezonas, kurį pasirinkote. Tai čia pagrindė tokios yra funkcijos, taip pat yra suvestinė, tai galite pasižiūrėti bendrai, kokie buvo panaudoti augalų apsaugos produktai ir jų kiekis. Jeigu būtų panaudoti augalų apsaugos, tas pats augalų apsaugos produktas, tarkim, skirtingom formom, tai tarkim, vienetai skirtųsi. Vienur būtų litrai, kitur būtų, tarkim, kilogramai, gramai ir panašiai. Tai jums būtų pateikiamos tiek litro reikšmės, tiek tos, tarkim, granulinės reikšmės gramais, kilogramais ir panašiai. Taip pat galite pasižiūrėti pagal žemės ūkio naudmeną, koks buvo konkretus panaudotas augalų apsaugos produktas ir koks bendras kiekis. Tai bendrai yra taip pildomas augalų apsaugos produktų sąrašas, žurnalas, pasirinkus atitinkamą pasirinkimą, tai priminti dar kartą, įvesti naują kitą objektą, tai jeigu tai yra ne jūsų deklaruoti laukai arba kiti objektai, tai tarkim šiltnamiai, sandėliai arba beicavimas, įkelti deklaruoti laukų duomenis. Tai yra paskutinio deklaravimo metu deklaruoti laukai jūsų ir įsikelti augalų apsaugos produktais apdorotų laukų duomenis, tai bus visi registruoti purškimai, kurie yra registruoti ir kurių laikotarpis jau yra įvykęs arba dar įvyks. Tai pasirinkus atitinkamą pobūdį, jūs galėsite suformuoti įrašų augalų apsaugos produktų žurnale. Tai tiek būtų iš manęs šiandien. Ar turėtumėte kažkokių tai klausimų, kas būtų susijęs su žurnalo pildymu arba purškimo registravimu?